Sveiki atvykę į svarstymus. Šiandienos pasakojimas nukelia mus į situaciją, kuri, manau, daugeliu yra vienaip ar kitaip pažįstama, į sielvarto ir, tokio bejėgiškumo akimirką. Įsivaizduokite Aditi, pusdievių motiną. Ji mato savo sūnus, kurie, žinote, kadaisiais spindėjo šlove ir gale, o dabar yra išvaryti iš savo namų, praradę tiesiog viską. Jo širdį drasko skausmus. Ir, desperatiškai ieškodama sprendimo, ji kreipėsi į savo vyrą, didį išminčių Kašapą Munį. O jo atsakymas yra dvejopas. Iš pradžių jis jai pateikė gilą filosofinę tiesą apie sielos ir materijos prigimtį. Bet matydamas, kad žodžiai nepalengvino jos kančios, jis pasiūlo jai atlikti konkretų 12 dienų trunkantį ritualą Pajo Vratą. Būtent čia, man atrodo, ir slypi mūsų svarstymų esmė. Ar šis detalus apeigomis grindas kelias yra išmintingas ir veiksmingiausias būdas padėti sielvarto palaužtam žmogui? O gal tai dvasinis kompromisas, nuolaida jos materialiam prisirišimui nukreipianti nuo, esminės problemos sprendimo? Būtent. Mūsų diskusija iš esmės ir sukasi apie šį klausimą. Ar tikrasis dvasinis kelias yra prisitaikyti prie žmogaus lygio, ar vis dėlto kviesti jį pakilti aukščiau? Aš, tarkime, laikausi tos pusės, kad Pajo Vrata ritualas yra ne tik tinkamas, bet ir būtinas. Tai pragmatiškas ir gilus atsidavimo tarnystės pavyzdys, kuris kančią paverčia veiksmu. O aš kelsiu klausimą, ar šis veiksmas, nors ir kilnios išvaizdos, iš tiesų veda į laisvę. Ar jis, neužrakina Aditi materialų troškimų cikle, tiesiog suteikdamas dievišką įrankį jiems patenkinti? Gerai, tai pradėkime nuo pradžių. Mano požiūriu, Kašapos pirmasis bandymas paguosti žmoną filosofiją, nors ir teisingas, buvo tiesiog, netinkamas tai akimirkai. Jis jai sako, kad kūnas yra laikinas, kad prisirišimas kyla iš nesusipratimo. Tai aukšto lygio tiesos. Bet Aditi yra motina, ką tik viską praradusi. Jai sakyti neprisirišk yra, tas pats, kas skęstančiam žmogui aiškinti apie vandens cheminę sudėtį. Jai reikia gelbėjimosi rato, o ne paskaitos. Būtent to gelbėjimosi ratu ir tampa Pajo Vrata. Ritualas suteikia aiškę, apčiuopiamą struktūrą. Kiekvieną dieną žino, ką daryti. Ir tai nėra tuščios apeigos, tai praktinė bhakti, atsidavimo tarnystė. Kiekvienas elementas, nuo pasninko leidimo gerti tik pieną, iki mantrų kartojimo ir aukojimo, yra skirtas sutelkti jos blaškomą protą, išlieti sielvartą į prasmingą veiksmą ir taip pritraukti aukščiausiosio malonę. Tekste aiškiai sakoma, kad šis kelias yra neklystantis ir gali išpildyti visus jos troškimus. Taigi, ritualus yra išmintingas ir, sakyčiau, gailestingas atsakas į jos būseną. Suprantu, kodėl šis požiūris atrodo patrauklus. Jis atrodo labai žmogiškas ir atjaučiantis. Bet aš manau, kad mes per greitai nurašome Kašjapas pirminę įžvalgą. Jis ne šiaip abstrakčiai filosofuoja, jis atsidūsta ir apgailestauja dėl galingos, iliuzinės viešpatės Višnu energijos. Jis iš karto įvardyja tikrąją problemos šaknį – ne demonus, ne prarastą karalystę, o dvasinį neišmanimą, kuris verčia mus tapatynytis su laikinais dalykais. Tai buvo tiesus kelias į išgijimą. Tačiau tekstas sako, kad Aditi nepatenkinta net ir po šių nurodymų. Ji, ta prasme, atmeta aukštesnį kelią. Būtent todėl Pajo Vrata ritualas man atrodo kaip kompromisas. Toks planas B. Kašjapa, matydamas, kad ji nepajėgia priimti tiesos, duoda jai priemonę, kuri atitinka jos troškimo lygį. Nors ritualas gali atnešti norimą materialų rezultatą, jis rizikuoja sustiprinti labai pavojingą idėją, kad dvasingumas yra sandoris. Žinote, aš tau 12 dienų askezės, tu man mano sūnų šlovę. Taip, ji neišsilaisvina iš prisirišimo, o tiesiog išmoksta efektyviau jį patenkinti. Bet palaukite, jūs sakote kompromisas, lyg tai būtų kažkas, negero? Aš sakyčiau, kad tai yra išmintingas prisitaikymas. O dėl to sandorio idėjos, manau, jūs nuvertinate patį ritualo turinį. Jis apibūdinamas ne šiaip kaip apeiga, o kaip sarva jažnė, auka, kuri apima visas kitas. Jis vadinamas visų askezijų esme. Pažiūrėkime į detalės.
Griežtas celibatas, miegojimas ant grindų, prausimosis 3 kartus per dieną. Tai milžiniška asmeninė disciplina. Disciplina kam? Kad gautum rezultatą. Tai vis dar primena sportininką, kuris laikosi griežto režimo, kad laimėtų medalį. Medalis yra tikslas, o ne pats procesas. Leiskite pabaigti. Svarbiausia dalis yra ne tik asmeninė askezė, bet ir socialinė atsakomybė. Nurodymas maitinti ne tik bramanus ir vargšus, bet ir čandalas. Būtent šunienos valgytojus, kaip kartais verčiama. Ir šis vertimas yra per siauras ir neatskleidžia esmės. Čandala – tai ne šiaip žmogus valgantis tam tikrą maistą. Tai žemiausios neliečianos kastos atstovas, žmogus, iš kurio visuomenė nusisukusi. Nurodymas įmaitinti, jam tarnauti yra radikalus socialinis ir dvasinis pareiškimas. Tai reikalavimas pamatyti dieviškumą pačiame pažemiausiame. Kaip galime sakyti, kad tai tik egoistiško noro tenkinimas? Šis veiksmas verčia Aditį išplėsti savo meilę nuo savo sūnų iki visų gyvų būtybių. Ritualas praktiškai moko jie to, apie ką jūs kalbate teoriškai. Gerai, sutinku, kad šis elementas yra labai galingas. Bet grįžkime prie išeities taško. Kodėl jie visą tai daro? Kokia iš motyvacija? Jie tiesiai sako savo vyrui: suteik mano sūnums palaiminimus, kuriais jie galėtų susigrąžinti tai, ką prarado. Tikslas aiškus kaip diena – susigrąžinti turtus, šlovę, namus. Ir kaip į tai reaguoja Kašjapa. Tekste sakoma, kad jis tai išgirdęs vos pastebimai nusišypsojo. Kas tai per šypseną? Manau, tai išmintingo mokytojo šypsena. Jis mato, kad jo žmona, nors ir apimta sielvarto, yra pasirengusi imtis dvasinės praktikas. Jis šypsosi, nes žino, kad procesas, kuris jai duos, ją pakeis. O aš manau, kad tai atlaidumo, gal net liūdesio šypsena. Jis mato, kad net tokia iškili asmenybė kaip Aditi yra beviltiškai įsipainiojusi į materialios iliuzijos tinklą. Jis šypsosi, nesupranta, kokia galinga yra ši iliuzija ir, apgailestauja dėl jos prisirišimo prie vaikų. Jo šypsena tai pripažinimas, kad jis turi nuleisti kartelę. Ar ritualas, skirtas patenkinti tokį libotą troškimą, tikrai gali vesti į aukščiausią tikslą? Ar jis neišmoko, kad dvasingumas yra tiesiog efektyvesnis būdas gauti tai, ko nori materialiai? Jūs nuolat grįžtate prie pradinės motyvacijos, bet ignoruojate proceso transformuojančią galią. Atsidavimo tarnystė prasideda nuo ten, kur žmogus yra. Taip, Aditi noras yra materialus, bet ritualas tą norą nukreipia į aukščiausiai asmenį, į Vasudevą. Garbindama jį mezga ryšį, o tas ryšys neišvengiamai ją apvalo. Pavyzdžiui, vienas iš nurodymų yra visiškai atsikratyti pavydo visoms gyvoms būtybėms. Tai juk milžiniškas vidinės transformacijos reikalavimas, peržengiantis pradinį savanaudišką motyvą. Kašjapa yra išmintingas. Jis žino, kad pasakyti jai atsikratyk prisirišimo neveiks. Vietoj to, jis duoda jai įrankį, kuris tenkindamas jos motinišką norą. Tuo pačiu metu moko ją nuolankumo, disciplinos ir universalios meilės. Ritualas prasideda nuo konkretaus prašymo, bet veda į kur kas gilesnį dvasinį ryšį. Bet ar tas ryšys yra tikras, jei jo pamatas troškimas? Jūs pabrėžėte ritualo sudėtingumą, bet man tai kelia kitą klausimą. Pats Kašjapa sako, kad aukščiausiasis slypi kiekvieno širdyje. Jei jis yra viduje, kam reikalingas toks sudėtingas išorinis procesas? Maudytis tekančioje upėje, išsitiepus šerno iškasta žeme. Kodėl būtent šerno? Aukoti specifinius maisto produktus, giedoti ilgas sudėtingas mantras. Ar tai neperkelia dėmesio nuo vidinės paieškos į išorinį atlikimą? O kodėl jūs supriešinate vidų ir išorę? Manau, čia ir yra esmė. Išorinis veiksmas yra skirtas sukurti vidinę būseną, juk protas, ypač apimtas sielvarto, yra nepaprastai neramus. Paliktas pats savo, jis suksis tame pačiame kančios rate. Ritualas duoda jam ko užsiimti. Kiekviena mantra, kiekvienas nusilenkimas yra fizinis ir girdimas inkaras, neleidžiantis protui klaidžiuoti. Jūs klausėte, kodėl būtent tokios detalės? Taip. Kodėl, pavyzdžiui, pienas, kodėl ritualas vadinasi pajo vrata, pieno įžadas? Manau, simbolika čia yra nepaprastai gili. Pienas simbolizuoja mitybą, tyrumą, gyvybę. Svarbiausia,
Pienas yra motinystės simbolis. Aditi, pusdievių motina, kurios visa esybė kenčia dėl savo vaikų, yra prašoma atsisakyti bet kokio kito maisto ir gyventi tik iš šio motiniškumo eliksiro. Taip, ji visą savo motinišką energiją, visą savo meilę, kuri buvo sutelkta į prarastus sūnus, nukreipė į dieviškumą. Tai nėra tiesiog pasningas, tai gili psichologinė ir dvasinė auka. Išorinis veiksmas gerti pieną transformuoja jos vidinę būseną. Tai nėra arba, tai yra ir. Būtent per šį išorinį procesą ji pasiekia vidinę ramybę, kuri jai buvo nepasiekiama vien per filosofiją. Tai labai įdomus požiūris į simboliką, pripažįstu. Bet vis tiek negaliu atsikratyti minties, kad tai yra lengvesnis, bet nebūtinai geresnis kelias. Jūs sakote, kad išorė kuria vidų, bet lygiai taip pat gali atsitikti, kad žmogus įstringa išorėje. Jis pradeda rūpintis, ar teisingai atliko kiekvieną žingsnį, ar tinkamai nuprausė dievybę, ar paaukojo tinkamą kiekį gyjį sviesto ir visiškai pamiršta vidinę būseną. Apeigos gali tapti pakaitalu, o ne keliu į tikrą supratimą. Kašjaposo pirminis patarimas apie sielos nemirtingumą buvo kvietimas į vidinę kelionę, o ritualas, kad ir koks simboliškas, lieka išoriniu keliu. Aš pavadinčiau jį ne išorinio, o įkūnytų keliu. Filosofija lieka galvoje, o ritualas įtraukia visą žmogų, jo kūną, kalbą ir protą. Tai holistinė praktika. Jūs nerimaujate, kad ji gali tapti mechaniška ir tokia rizika visada yra. Bet alternatyva Aditi situacijoje buvo negilus filosofinis nušvitimas, o pasilikimas nevilties būsenoje. Ritualas jai davė viltį ir aktyvų vaidmenį. Be jo, ji būtų likusi pasyvia auka. Su juo ji tampa aktyvę savo likimo kūrėją. Bet kokį likimą ji koja. Ir čia mes grįžtame prie esminio klausimo apie rezultatą. Tarkime, ritualas pavyksta. Aukščiausiasis asmo patenkintas. Sūnus grįžta, atgauna savo karalystę. Kas toliau? Ar Aditi problema išspręsta iš esmės? Ar jos prisirišimas ir nerimas dėl sūnų dingsta? Abejoju. Ji tiesiog grįžta į pradinę padėtį, kurioje jos laimė priklauso nuo išorinių nepastovių aplinkybių. O kas bus, kai demonai vėl puls, ji vėl atliks ritualą. Tai atrodo kaip dvasinis nuskausminamasis, kuris malšina simptomus, bet negydo ligos. Tikrasis sprendimas būtų buvęs suprasti tai, ką Kašjapas sakė iš pat pradžių, kad tikroji tapatybė ir laimė yra anapus materialių laimėjimų ir praradimų. Ritualas, patenkindamas jos norą, galbūt tik atitolina šį esminį, nors ir skausmingą supratimą. Jūs matote tai kaip ciklą, o aš kaip spiralę vedančią aukštyn. Taip ji gauna atgal tai, ką prarado. Bet ji tai gauna ne šiaip sau, o per atsidavimo tarnystės procesą. Ši patirtis ją pakeičia. Ji asmeniškai patyrė dievišką malonę. Kitą kartą susidūrusi su sunkumais, jau turės šią patirtį, šį ryšį, galbūt kitą kartą ji melsis ne dėl materialių dalykų, o dėl gryno atsidavimo. Jūs norite, kad ji iškart peršoktų į 10 laipsnį, bet dvasinis kelias taip neveikia. Reikia 1 laipsnio. Ir Pejo Varata ritualas Aditi buvo būtent tas pirmas, tvirtas laipsnis, pakelintis ją iš sielvarto duobės. Galbūt. Bet lygiai taip pat įmanoma, kad ji nuspręs, jog šis metodas puikiai veikia jos materialiams tikslams ir liks tame pačiame laiptelyje visą likusį gyvenimą. Tekstas palieka šį klausimą atvirą. Jis parodo mūsų 2 kelius, vieną tiesų, bet statų, kitą aplinkinį, bet nuoseklų. Ir lieka neaišku, kuris iš jų yra pranašesnis. Apibendinama savo poziciją, aš teigčiau, kad Pejo Varata ritualas yra dvasinės išminties ir atjautos pavyzdys. Jis pripažįsta žmogiškos kančios realumą ir nesiūlo abstrakčių, nepasiekiamų idealų. Vietoj to, jis paima žmogaus troškimus, kad ir kokie materialūs jie būtų, ir nukreipia juos dieviškumo link per struktūrizuotą, visą apimančią atsidavimo praktiką. Tai nėra dvasinis kompromisas, tai tiltas, vedantis nuo materialaus sielvarto prie dvasinio išsipildymo, net jei tas išsipildymas iš pradžių pasireiškia norimų rezultatų gavimu. Tai yra įrankis, pritaikytas konkrečiam žmogui konkrečioje situacijoje ir dėl to jis yra nepaprastai vertingas. Mano galutinė mintis yra ta, kad nors ritualas neabejotinai turi vertės, ypač jo socialiniai ir disciplinos aspektai, negalime ignoruoti pirminės Kasjapos įžvalgos apie prisirišimo iliuziją.
Šis pasakomas atskleidžia amžiną įtampą dvasinėme kelyje. Ar mes siekiame patenkinti savo troškumus pasitelkdami dievišką malonę, ar siekiame peržengti pačius troškumus per filosofinį supratimą. Pajoto vrata yra galingas įrankis pirmajam tikslui pasiekti. Tačiau lieka atviras klausimas, ar tikslas yra susigrąžinti prarastą karalystę, ar vis dėlto suprasti, kad tikroji netimama karalystė yra viduje, anapus bet kokių materialių praradimų ir atradimų. Šis tekstas ne tik duoda atsakymą, kiek kviečia mus pačius apmastyti, kas mums yra galutinis dvasinės kelionės tikslas.